Sveiki bičiuliai, jūs matote 1967 metais vakarų Vokietijoje gamintą stereo magnetofoną Grundig TK-245 Automatic. Šis magnetofonas 8 lempų gana aukštos kokybės ir man jo garsas asmeniškai labai patinka. Šiaip šis magnetofonas turi linijinį stereo išėjimą ir pačiame magnetofone yra du garsiakalbiai, vienas yra vidutinių ir žemų dažnių, kitas yra aukštų dažnių. Šis magnetofonas man gana ilgai ištikimai tarnavo, aš juo įrašinėdavau, klausydavausi muzikos, tačiau su juo atsitiko bėda, ta, kad nusibaigė galvutė įrašymo ir atkūrimo. O gauti tokią pačią galvutę yra didžiulė problema, beveik neįmanoma. Ir jau buvau benumojęs ranka, kad su šito magnetofonu bus viskas jau baigta. Tačiau netikėtai problemą išsprendžiau, perkeldamas į šį magnetofoną kito 4 takelių Grundig magnetofono, irgi 67 metų gamybos, galvutė gana nebloga, nenutrinta dar. Ir nors ten to magnetofono dabar aš negaliu klausyti, bet jis man ir nebuvo labai brangus. Todėl perkeliau galvutę į šį magnetofoną, nes visiškai tik galvutės geometrija buvo visiškai ta pati ir varža taip pat beveik atitiko. Ir perkelus galvutę, dabar šis magnetofonas vėl puikiai groja ir netgi puikiai įrašinėja. Šioje serijoje aš papasakojau apie patį šį magnetofoną. Kitoje serijoje pademonstruosiu, kaip jis dabar groja su vakar darytu šito magnetofono įrašu. Ačiū tuo tarpu už dėmesį.